Ateik, pasižiūrėk. Tuoj palauk, žiūrime glūdį ir tada nueisim tenai, gerai? Gerai, tuoj palauk, nuojų paimsim. Ką, nuojus veikia? Nu, neišeis jo palies, nes jisai aukštai labai. Labai didelis, matai? Aš nepasiekčiau jo. Ne, jis vis tiek per aukštai bus. Kratosi. Palauk. Čia negalima eiti. Čia, matai, uždaryta yra. Kas? Paima pasitraukt? Mariai, tada tikrai jau neeiti. Das irgi nori kažkas būt. Mama, žiūrėk, aš biologijas esu. Vagis. Aš irgi nori gesint. Išsižiūrėt, ar to reikia palaikys. Uogyčių norėsit? Kokių uogyčių? Šilauogių. Siliavogių, gėliai.
Išeis pačiam šiam? Bet išeis. Betį. Tau va šitas. Tai... Aš nuo jos Septyni, va čia. Betį. Va čia. Va čia. Čia. Imk tau šitą. Aš atsininio. Labas, 100 metų nesimatėm ir turėjau aš truputį priprast prie kameros, kol pagaliau šitam vlogė išlindau su jumis pasisveikinti. Tai žodžiu, filmavau vakar, truputį dar pafilmavau šiandien ryte. Ir tada pagalvojau, kad reikia pagaliau išlysti ir pasakyti labas, nes nesimatėm kažkur gal kokius pusę metų. Gal ne nuo gegužės, truputį vėliau dar filmavau, man atrodo. Neprisimenu žodžiu. Tai va, tai... Net nežinau, nuo ko pradėti čia su jumis kalbėti. Šiaip dabar pasidarysiu kavos, nors jūs dabar stovit ant virdulio. Ir tada gal truputį pasikalbėsim, bet šiaip daug visko atsitiko mūsų gyvenime. Ne tiek, kiek daug, kiek tie įvykiai buvo tokie iš įdomesnių. Tai žodžiu, dabar einam daryti kavos. Tai va, pasidariau kavos, iš tikrųjų visko labai smulkiai nepasakosiu šitam video, papasakosiu, net nežinau kur žiūrėti, nes ant tiek seniai jau filmavau. Papasakosiu story time, galbūt kažkokį padarysiu gal kitam video, nors jau nebe visos detalės taip aiškiai atsivaizduoja mano galvoj, bet žodžiu, manau, kad pabandysiu, nes buvau aš video nufilmavus, nežinau, gal prieš mėnesį kokį, bet aš jį įkėliau. Man iš tikrųjų, man jis nepatiko nei kaip aš ten tas mintis dėsčiau. Prisimenu, kad paskui žiūrėdama supratau, kad ten gal kažkokių svarbių detalių nepasakiau. Ir tas video buvo žiauriai blogos kokybės kažkodėl. Įkėlus į YouTube'ą, ten kaip su keptuvė filmavus. Tai aš tą video labai greitai išėmiau, gal po 10 minučių, tai kažkas gal matėte ten truputį to video, kažkas dauguma ne. Rašėte dar ten kažkas, kad kur tas video dingo ir panašiai, bet tai žodžiu, tai taip gavos, kad aš kažkaip jį nufilmavau, nepatiko jis man, bet aš galvoju, vis tiek jau nufilmavau, tam papasakau, sumontuosiu, įkelsiu, tai sumontavau, vis tiek nepatiko, įkėliau ir bloga kokybė, tai čia toks kaip ir likimas gavosi, žodžiu. Prisimanifestavau, kad reikėtų tą video išimti, nes nenorėjau to, kad blogos kokybės palikti, nes ten realiai nieko nesimatė. Tai žodžiu, tai antrą kartą aš jo nebebandžiau kelti, nes tiesiog pagalvojau, kad bloga kokybė buvo, nepatiko jis man vis tiek, tai ir nebebandysiu aš ten nieko su juo padaryti. Ir kažkada papasakosiu galbūt kitą kartą. Tai va, tai gal dabar jau ir pribrendo tas kitas kartas. O kad nepalikti jūsų kabėti nežinioj, nes nežinau, kada čia nufilmuosiu tą kitą video, kuriame bus tas story time'as, kur aš tam viską papasakosiu, tai pasidalinsiu tą mūsų dabartinę situaciją. Tai su Nojumi eina į darželį. Kartais eina į darželį, bet dabar vat pirmadienį aš juos nuvedžiau ir jie susirgo. Nojui ten tik tai sloga, nieko ten baisaus realiai, truputį ten tos slogos vos jaučiamos, tai jis kaip ir galėtų įti darželį, bet Tajui yra, Nojui žodžiu slogo, Tajui kosulys ir temperatūra. Tai palikau aš juos abu namie, nes galvoju, ką šitą Tajų tampysiu, su juo vaikščiosiu pirmin atgal, kad Nojus galėtų į darželį paeiti, vis tiek ten Nojui dar tik tai 2,5 metų, tai prisivaikščiosiu į tą darželį ir nieko čia blogo neatsitiks. Tai žodžiu, palikau juos abu namie. Atsišaukė mano visi planai, nes turėjau vakar, penktadienį, eiti pas neurologą dėl savo nugaros. Kitą savaitę ten dar turėjau reikalų, turėjau su potencialia kliente susitikti, su buvusia kliente, kuri vėl ten norėjo su manim dirbti, bet jau galvoju, gal tas dalykas ir nuplaukė, nes aš atšaukiau mūsų susitikimą. Gal nelabai patiko tai žodžiu, susirgo. Žinot, kaip būna. O kodėl mes gyvenam 3 pastarosius 3 mėnesius, tai ne, mes su Rolandu neišsiskyrėm, bet atsitiko gal ir truputį daug blogesnis dalykas negu kad skyrybos. Tai žodžiu, Lunai nustatė leukemiją.
Tai buvo rugsėjo gal kokia, šešta diena, 6-7. Ir mes nuo to laiko gyvenam Trise, nes jie su Rolandu išvažiavo į ligoninę, į Santariškes turiu omeny, ne į ligoninę, į Santariškes, tai į Vilnių, o mes su vaikais Klaipėdoj namie. Porą kartų mes ten buvom pas juos Vilniui ir buvom su Rolandu apsikeitę ir važiavom švęsti Lunos gimtadienį į Vilnių. Buvom ten išnuomavę butą su vaikais, su Nojum ir Tajum, kad pabūti ten truputį ilgiau, bet dabar jau atėjo tas etapas gydymo, kai jie dažniau grįžinės namo ir ilgiau bus namie. Nes dabar jau prasidėjo 3 gydymo etapas, tai buvo indukcija, konsolidacija, dabar konsolidacijos 2 etapas, kai tenai tiesiog atvažiuoji 1 kartą per savaitę, susileidi chemoterapiją ir važiuoji namo, jeigu viskas gerai. Bet aišku, su chemoterapija gali būti visokių ten šalutinių poveikių, virusai, grybeliai, bakterijos, žodžiu, esi kaip kiaušinis, grinai kaip kiaušinis, lengvai dūžtantis, tai reikia labai saugotis, tai va dabar net nežinau, ką daryti realiai, nes kai Luna grįž namo, jai vis tiek bus namų mokymas, dabar jinai mokosi ten Santariškės, yra mokytoja ligoniniai, bet kai jinai grįž namo, jau ilgesniam laikui grįžinės, tai bus jai namų mokymas. Ir vis tiek tas namų mokymas nuotolinis per planšetę, nes nei mokyklą eiti negali, kadangi tos imuninė sistema labai silpna. Ir galvoju, ką daryti su Tajum ir Nojum, nes jeigu jie neis į darželį, tai čia bus, nei čia Luna pasimokys, nei čia aš padirbsiu, čia bus kažkokia nesąmonė, realiai. Bet jeigu jie eis į darželį, tai parneš kokią bacilą kiekvieną kartą. Tai virusą, tai bakteriją, tai dar kažką, tai labai blogai, nes Luna negali kontaktuoti su sergančiais. Tai sakau, nežinau kaip čia gausis, ką čia reikės daryti. Pagalvosim dar apie tai. O apie visą tą leukemiją, kaip ten ką nustatė, dėl ko, jeigu kas žiūrėjo ankstesnius video, dar gal prisimenat, kad buvau sakius, porą kartų buvau minėjus, kad niekaip mes neišsiaiškinam, kas Lunai yra. Ir panašiai, nes pas ją ten seilių liaukų uždegimas buvo, limfmazgiai taip padidėjo, tai sumažėja. Apsgalvojom, kas ten vyksta, buvo ir ligoninė Luna atsigulus, nieko ten jai nerado ir panašiai. Tai žodžiu, paskui jau galvoju, kad gal šiaip limfmazgių uždegimas ir juos reikia pjauti lauk ir ten viskas bus tvarkoj, bet galiausiai atsigulėm dar kartą į ligoninę, nes temperatūra labai aukšta kilo virš 40 ir jau net paskutiniam dienom net nebėjo numušti tos temperatūros, numušė ir iš karto vėl kyla. Paguldė mūsų ligoninę, Klaipėdo nusiuntė mus į Santariškes, važiavo Rolandas ir Luna. Jeigu būčiau žinojus kokią prognozę, tai būčiau užvažiavus, bet nežinojau ir išsiunčiau juos abu, nes tiesiog taip geriau susidėliojo su mūsų darbais, nes aš dirbu iš namų, aš galiu bet kada vaikus pasimti iš darželio. O Rolando darbas toks yra, kad jis dirba iki 9 tom dienom, kai dirba, tai jis negalėtų nei vaikų iš darželio pasimti. Žodžiu, gautus taip, kad jam geriau yra būti biuletenį, o man geriau yra dirbti, nes aš tiesiog esu laisvesnis žmogus šitais visais darbų klausimais. Galiu, kada noriu dirbu, kada nenoriu nedirbu, kada negaliu nedirbu ir panašiai. Tai va. Tai taip padarėm tokį sprendimą, bet paskui, aišku, kai sužinojau visą tą dalyką, tai labai pasigėdėjau, kad aš nevažiavau su Luna. Bet buvo mes ten porą kartų pas juos ligoniniai, gimtadienį švęsti važiavom Lunos. Buvom butą išsinuomavę, kad ten truputį ilgiau pabūti, tik kelias dienas ten Vilniui pabuvom ir dabar jau jie dažniau važinėsis namo, tai manau, kad viskas bus gerai ir taip. Ir šiaip žiauriai faina, kad yra tokių organizacijų kaip Rimanto Kaukėno paramos fondas, Mamų unija, nes tiesiog anksčiau aš aišku esu girdėjusi apie tos fondus, ten unijas ir panašiai, bet niekada nebuvau susimašius, ant kiek šitie tos organizacijos yra svarbios. Dabar tai 100%. 100% galiu garantuoti, kad tikrai labai padeda. Ir tikrai yra labai svarbu, nes pavyzdžiui dabar Luna vakar jai suleido chemoterapiją, jinai iki šiandienos gulėjo ligoniniai ir šiandien juos išleido namo, bet Tajus ir Nojus, kadangi serga, kadangi mes nežinojom, kad juos iš karto taip pat išleis,
mes galvojom, kad jie dar pagulės ligoninėj, tai aš vaikus pirmadienį vedžiau į darželį. O jeigu būčiau žinojus, kad jie taip pat greitai grįž, būčiau nevedus, kad jie nesusirgtų, neperneštų nieko Lunai. Tai žodžiu, dabar Luna negali grįžti namo, dėl to jie yra Vilniui, nebe ligoniniai, o Mamų unijos šeimos namuose. Ten toks naujas pastatas, ten žiauriai gražiai yra įrengta. Ten viena pažįstama iš Instagramo sakė, kad tenai yra ir tas baseinas Bambino spa, kažkaip taip vadinasi, tam pačiam pastate. Tai žodžiu, ten žiauriai fainai, žaidimų kambariai dideli, virtuvė, valgomasis, svetainė, žodžiu, ten kaip namie, realiai pusiau viešbutį, pusiau namie, tai labai ten fainai yra. Tai Luna labai norėjo tenai grįžti, tai dabar yra kas šeštadienis, man atrodo. Šeštadienis, tai ketvirtadienį jie nuvažiavo dabar į ligoninę, penktadienį dar pabuvo ir šeštadienį. Nes vakar jie darė tyrimą. Kad išsiaiškinti, kaip ten kas su to visų gydymu, ar veikia gydymas ar neveikia. Tai viskas gerai, gydymas veikia. Bet žodžiu, tai ketvirtadienį paguldė, penktadienį darė tyrimą, šiandien išleido šeštadienį ir dabar jie iki kito ketvirtadienio pabus tenai. Tai sakė, ir prie eglutės važiuos pasižiūrėti Vilniaus eglutę ir panašiai, nesėdės visą laiką namie, tik aišku, negali ten į jokius prekybos centrus eiti, ar ten jau kur žiauriai daug žmonių, bet aš manau, kad lauke viskas ok, nes lauke grynas oras, man atrodo, kad viskas ok, tik tai svarbiausiai visokius ten akropolius nevažiuoti ir panašiai. Tai tokie dalykai, o aš eisiu dabar kavos gerti, nes nei gurkšnio dar neatsigėriau su juos šnekėdama, o plačiau apie tai, kaip ten diagnozavo, kokios mūsų nuotaikos pradžioj buvo, kaip ten viskas vyko, manau, kad papasakosiu kitam video, tiesiog atsisėsiu, nes dabar jau pavargau stovėti, pasirėmus čia ant rankų, atsisėsiu, ramiai papasakosiu, gal ne šiandien, bet gal rytoj reikės pabandyti, žodžiu, nenoriu prisižadėti, nes tikrai nežinau, kaip ten, ar norėsiu, ar nenorėsiu tuo metu filmuoti. Bet žodžiu, jeigu turit kažkokių klausimų, tai rašykite į komentarus šito video, arba galit man parašyti į Instagramą ir atsakysiu, ar tai Instagrame, ar tai YouTube kitam video, ar tai padarysiu gal kokį Q&A, ar prie storytime pridėsiu Q&A, atsakysiu kažkokius klausimus jūsų. Tai tai šį kartą tiek ir susitiksim kitą kartą. Jeigu dar neprenumeruoja šito kanalo, būtinai tai padarykit, sekit mūsų Instagrame mes esam Lulu ir mes. Šitą litaniją galėčiau net 3 nakties prikeltą pasakyti. Ir viskas. Ate.